Labas vakaras, mėly knygos bičiuliai. Jūsų dėmesio laida su knyga ir pažinti su 5 naujomis lietuvių autorių knygomis. Nepamirškite, jog vieną laidoje pristatytų knygų galite laimėti mūsų konkurse. Tai reikia atidžiai klausyti ir laidos pabaigoje atsakyti į užduotą klausimą. Linkiu sėkmės. Leidykla Alma Litera išleido lietuvių rašytojos ir žurnalistės Elenos Kurklietytės knygą Šešėlių verpėja. Eleną Kurklietytę skaitytojai pažįsta iš eseistikos knygos Slaptingoji Prema, parašytos kartu su Vytautu Bubniu, ir romano Lila, palankiai įvertinto ir kritikų, ir skaitytojų. Romanas Šešėlių verpėja, Laukinės todės istorija yra 3 autorės knyga. Kūrinys gręžiasi į giliausias mūsų proistorijos šaknis, dabartis čia pinasi su mitiniais laikais. Knygoje daug senosios mitologijos, pagoniško tikėjimo atšvaitų. Romane archeologo Benedikto akimis autorė žvelgia į matriarchato ir patriarchato sandūros laikus. Atkasęs griaučius, archeologas tikisi surasti ir visą paleolito laikų gyvenvietę. Jis ima kurti istoriją, kaip pelkėse galėjo atsirasti akmens amžiaus moters palaikai. Jo sugalvota istorija ima atkartoti jauna atvykėlė, užburianti visus jos slenkstį peržengiančius vyrus. Paslaptinga laumė tampa Benedikto vaizduotės realybę ir lemtingai įsiveržia į jo paties šeimos gyvenimą. Meistriškai kuriamoje intrigoje pinasi meilės, geismo, apgaulės, išdavystės ir pasiaukojimo vingiai. Dar viena leidyklos Alma Litera išleista knyga – tai Rimanto Marčėno istorinis romanas Sosto papėdėje. Kūrinyje vaizdingai piešiama 13 amžiaus Lietuva. Pasakojama apie įžvalgų, ryžtingą karalių Mindaugą ir paslaptingą jo žmonos Mortos mirtį. Apie įtakingą žemaičių kunigaikštį Treniotą, apie visų žemaičių žemių jungtinės kariuomenės vadą Alminą, paėmusį į žmonas Latgalos kunigaikštytę, savo brolio žudiko dukrą. Apie ištikimą Mindaugo karvedį Daumantą, kurio žmoną paviliojo karalius, ir tai pasuko istorijos vėjarodė kita kryptimi. Autorius akivaizdžiai maištauja prieš viduramžių kronikų tendenciją tik šykščiomis užuominomis paminėti įtakingiausių to meto valstybės vyrų žmonas. Knygoje motyvuotai parodoma, kad tiek karalienė Morta, tiek kitos kunigaikščių ir karvedžių žmonos bei mylimosios turėjo nemažai įtakos savo vyrams, jų žodžio buvo paisoma priimant visai Žemaitijai ir Lietuvai lemtingus sprendimus. Leidykla Versus Aurijus išleido rašytojo, prozininko ir dramaturgo Rimanto Šavelio apsakymų rinktinę Langinė vėtroje. Šiaurės rytų Lietuva, lygumos perklotos kalvomis ir įdubomis. Tyliai tarp nendrių švendrynų sruvena Latvijos link Nemunėlis. Štai čia po aukšto Aukštaitijos dangumi gyveno Rimanto Šavelio apsakymų personažai. Dažnai paprasti, pasaulio nematę, visokių valdžių mušti ir auklėti, tačiau jie, gal visagalės gamtos ar nematomo Dievo kvietimu, kažko ieško ir nerimsta. Gal ieško artimo meilės, gal teisybės, o gal paties svarbiausio – gyvenimo prasmės. Ir tas jų ieškojimas yra toks pagavus, toks įtikinamas, kad priverčia skaitytoją eiti drauge, kankintis, verkti, juoktis, skųstis ir, kas keisčiausia, tikėtis, kad atsakymas yra už ano žalio kelio vingio, už tos moters šypsenos, už mėlyno miškų horizonto, už iškeltų į dangų kopėčių. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido Algimanto Baltakio lyrikos rinktinę Antakalnio vigilijos. Šiai knygai populiarus poetas parinko geriausius eilėraščius iš 1980–2010 metų kūrybos. Juose atsispindi šio laiko Lietuvos gyvenimo lūžio tūkstantmečio ribos poeto jausmai ir apmąstymai. Tai kitoniškas atskiras jo kūrybos etapas, nors svarbiausi akcentai – žmonių bendravimo vertės, kasdienybės ir būties ryšio atviro paprasto kalbėjimo – yra išlikę. Dabar daugiau refleksijų bei elegiškų spalvų. Pasak poeto, naujoji rinktinė, apimanti 3 dešimtmečių kūrybą, dėl suprantamų priežasčių yra atsisveikinimas su žanru, kuriam autorius tarnavo, nors ir ne visada ištikimai, nuo ankstyvos jaunystės iki gilios senatvės. Dar viena Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos naujiena – Algimanto Mikutos 10 metų užrašai Kompostas. Dalykiškai su šiam autoriui būdingu pašaipumu ir tiesumu rašyti užrašai vieną sudomins Kauno kultūros gyvenimu ir koloritiškais jo veikėjais, kitam galbūt bus įdomi Mikutos giminės istorija, apskritai 20-ojo amžiaus įvykiai Žemaitijoje.
dar kitam paties autoriaus kūrybiniai ir kitokie gyvenimo nuotykiai. Kai ką sudomins pastabos ir komentarai apie politinį ir ekonominį Lietuvos gyvenimą, kuriuos pats autorius vadina neprofesionaliais, subjektyviais, tačiau juose pasakoma daug viešai negarsinamos teisybės, analogijų su primiršta šalies ir kitų kraštų istorija. Patrauks ir smagiai perpasakotos kaunietiškos bei žemaitiškos istorijos, kažkodėl netapusios savarankiškais kūriniais. Knygą galima skaityti nuo bet kurios vietos, bet geriausia tai daryti nuosekliai, nes sąsajų tarp papasakotų įvykių, praeities faktų ir filosofinių gijų čia esama nemažai. Ir tai visos šio vakaro knygų naujienos. Dabar metas mūsų konkursui, kurio laimėtojui įteiksime Rimanto Marčėno romaną Sosto papėdėje. Konkurso klausimas skamba taip. Kuo buvo vardu karaliaus Mindaugo žmona? Teisingų atsakymų laukiame telefonu 58081. O aš su jumis atsisveikinu iki kito pirmadienio. Likite su mūsų miesto televizija.